Išnagrinėkime Jono Krikštytojo krikštą, kuris gavo šito vardą dėl priežasties, kad jis krikštijo žmonės. Apie tai kalbama Evangelijoje Marko 1 skyriuje, 2 ir 5 eilutėse, kaip pranašo Izaijo parašyta. Štai aš siunčiu pirmą tave savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią, tyruose šaukiančiojo balsas. Taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam kelius. Čia ir buvo Jono Krikštytojo tarnystės ypatybė. Jis turėjo ateiti ir paruošti kelią gelbėtojui. Ir jo žinia buvo labai paprasta. Jie galima apsakyti vienu žodžiu – atgailaukite. Ir sekančioje eilutėje parašyta – taip pasirodė dykumoje Jonas, jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Tai reiškia, jie krikštijosi atgailos krikštu, kuris juos nuvesdavo į nuodėmių atleidimą. Krikštijosi vandenyje nuodėmių atleidimui. Ir tikslas to buvo paruošti kelią ilgai lauktam Izraelio gelbėtojui, Mesijui Jėzui iš Nazareto. Ir aš galvoju, tai labai svarbu, kad Jėzus netėjo iki to laiko, kol Dievas jo nepasiuntė, kol širdis Dievo tautos nebuvo paruoštos atgailai. Ir aš išdrįsiu pasiūlyti mintį, kad tai teisinga ir antrajam Kristaus grįžimui. Širdis Dievo tautos vėl turi būti paruoštos atgailai. Aš manau, kad atgaila gyvybiškai svarbus veiksmas, kurio taip trūksta šiandien Dievo tautai. Bet tai tik mano mintis.